Sveiki gyvi mūsų malonūs žiūrovai, klausytojai ir malonioji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir pokalbių laida Žurnalistikos DNR, kurią remia Lietuvos kultūros taryba. Šiandien tema žurnalistika ir dirbtinis intelektas. Kaip išsaugoti žurnalistikos stuburą dirbtinio intelekto epochoje. Iš tikrųjų, rugpjūčio 2 dieną įsigalioja ES dirbtinio intelekto akto nuostatos, kurios tiesiogiai lies žiniasklaidą, kadangi dirbtinio intelekto generuotas ar reikšmingai modifikuotas turinys turės vienaip ar kitaip būti pažymėtas, o tas pažymėjimas reikš, kad su dirbtiniu intelektu formuosis vis formalesni ir formalesni žurnalistikos ir žurnalistų santykiai. Taigi, kada tas turinys jau turės būti pradėti žymimas, kaip jisai sąlygos žurnalisto laisvę, kaip bus renkama informacija ir kaip keisis žurnalistikos ir dirbtinio intelekto bendravimo metas. Apie tai mes pakalbėsime su mūsų pokalbio dalyviu, intelektinės nuosavybės teisės ekspertu, dirbančiu Vinted ir Vilniaus universitete, teisės fakulteto dėstytoju Paulium Jurčiu. Labadiena, Pauliau. Sveiki. Rugpjūčio 2 diena. Taigi įsigalioja ES dirbtinio intelekto aktas. Jūsų manymu tai svarbus dokumentas? Žinoma, tai yra labai svarbus dokumentas, kuris įtakoja ne tik Europos įmonės, Europos subjektus, bet taip pat turės ir poveikį visame pasaulyje. Kitos valstybės, kiti kontinentai taip pat žiūri Europą, bando išmokti, pasisemti žinių ir taip pat įvertinti gerasis ir blogasis praktikas, siekiant tobulinti kiekvienos valstybės reguliavimą. Tai pradėkime nuo to, Pauliau, kas rūpi turbūt kiekvienam Lietuvos žurnalistui, arba rūpi, arba rūpės, nes čia jau labai artimas metas. Kaip keisis žurnalisto darbas ir kada tas žymėjimas taps būtinas? Aš turiu galvoj ne laiką, bet maždaug procentus. Aš dabar bandau tai primityviai įsivaizduoti, kai tu surenki kažkiek informacijos, kai tu kažkaip apibendrini, kada tas žymėjimas jau atsiranda, kada dar ne. Tai pirmiausia reikia įvertinti, jog yra skirtingo pobūdžio turinys, kurį žurnalistai generuoja ir pateikia visuomeniai. Viena kategorija turinio yra vien tekstas, kurį mes skaitome, ir taip pat turime audiovizualinį turinį. Taip pat reikia atskirti ir naujas atsirandančias išraiškos formas, pavyzdžiui, jūsų skaitmeninis antrininkas arba avataras, galbūt gali būti politiko avataras ar antrininkas, kuriuos taip pat vis dažniau matysime viešoje erdvėje ir juos taip pat reikėtų pateikti visuomeniai su tam tikromis žymomis, kad žmonės galėtų atskirti, jog tai yra tikras Audrys, dabar dalyvaujantis. Jūs intriguojat. Arba skaitmeninė jo versija. Tai va, ir taip pat reikia įvertinti, jog žurnalistų ir turinio kūrėjo darbas taip pat turi daug etapų. Dalis, tarkim, turinio gali būti parašyta arba surinkta žurnalisto, bet taip pat audiovizualinio turinio atvejais mes turime ir priemonės, įrankius, kameras, video įrašus ir kameras, kurios padeda sukurti video įrašus ir taip pat tą turinį modifikuoti. Tai vėlgi reikia įvertinti procesą, apie tai galėsime išsamiau pakalbėti. Na, dabar įsivaizduokime, kad esame regioninio žurnalisto vietoje ir tas žurnalistas, dirbantis jau 30-40 metų, mato, kaip keitėsi epochos. Iš pradžių jis rinko medžiagą eidamas į bibliotekas, paskui jau naudotis pradėjau Google, paskui pradėjau naudotis prieš kelerius metus tuo dirbtiniu intelektu. Dabar tas dirbtinis intelektas vis plečiasi, tobulėja ir mes atrandame vis
daugiau galimybių. Tai dabar informacijos rinkimas ir, tarkime, šaltinių nurodymas tampa problema ar ne. Kada tą reikia pradėti žymėti ir kas yra intelektinės nuosavybės vagimas. Jeigu aš taip, Pauliau, nežinau, čia korektiška ar ne, bet dirbtinis intelektas suformuotas, taip sakant, jisai susirinko informaciją, pasakė ačiū ir niekam nieko nesumokėjo. Čia galbūt jau senesnis klausimas, apie kurį jau keletą metų diskutuojame. Vėlgi yra daug skirtingų nuomonių ir pozicijų. Ir taip pat reikia galbūt įvertinti, jog turime daug skirtingų dirbtinio intelekto įrankių. Vienas gali būti naudojamas, kad mes galėtume, tarkim, sugeneruoti tam tikrą tekstą arba padėti išvalyti gramatikos klaidas, bet taip pat turime įrankius, kurie mums padeda, tarkim, modifikuoti, kurti ir modifikuoti audiovizualinę medžiagą, kurti sintetinį balsą, kurti muziką, naudojant šis skaitmeninės dirbtinio intelekto priemonės. Tai kiekvienu atveju mes turime įvertinti labai konkrečiai, apie ką mes iš tikrųjų kalbame ir būtent įvertinti specifinę situaciją, specifinę pritaikymo atvejį. Gerai, tai žiūrėkime, tas pirmas, kaip jūs sakote, senesnis atvejis, informacijos rinkimas problema nėra. Tiesiog reiškia informacijos, sakysime, žurnalistinios produkcijos kūrimas. Čia atsiranda šiandien problema. Tai jau ir ankstesnėse laidose esate aptarę šį klausimą, kaip žurnalistas turėtų elgtis su dirbtinio intelekto įrankiais. Jau buvo minėta daug kartų, kad žurnalistas pasitelkęs kalbos modelį turėtų vis tiek pasitikrinti pateiktų teiginių tikrumą. Ir jeigu taip pat kalbos modelio priemonė pateikia nuorodas į šaltinius, taip pat žurnalistas turėtų patikrinti kiekvieną šaltinį, ar šis šaltinis egzistuoja ir ar šaltinio turinys iš tikrųjų yra teisingas, nes gali šaltinis būti teisingas, bet dirbtinio intelekto priemonė pateikti galbūt šiek tiek klaidinantį, netikslų arba išgalvotą turinį. Tai daug tų rizikų egzistuoja, bet žurnalistas tiesiog turėtų įvertinti tai kaip tam tikrą papildomą priemonę ir atsakingai, būti atsakingas už tą turinį, kurį žurnalistas parengė ir ruošiasi pateikti visuomeniai. Tai suprantu, žurnalistika tai yra pirmiausiai objektyvumas, faktų tikrinimas ir atsakomybė už tuos faktus. Bet šiuo atveju turbūt žurnalisto redakcijos vaidmuo visada bus svarbus. Bet mes kalbam apie tai, kai dirbtinis intelektas jau pradeda pakeisti žurnalistą, kada tas, sakykime, įvyksta. Gal tikriausiai jūs norite užduoti klausimą apie autorystę, ne? Na, jau į tą pusę leikia. Aš manau, kad vėlgi yra daug skirtingų nuomonių, bet mano pasiūlymas yra įvertinti tos dirbtinio intelekto įrankius, kaip priemonės, kurios mums padeda galbūt geriau atlikti savo darbą ir sukurti kokybiškesnį produktą. Jeigu mes tuos įrankius antropomorfizuosime, suteiksime jiems tam tikrą žmogišką statusą, tuomet jau pradeda kilti klausimą apie žurnalistą, ar tas įrankis jau pradeda pakeisti žurnalistą, bet kuriuo atveju tam tikram kūrybos etape turi būti žmogus. Ne? Tai jeigu žurnalistas naudoja įrankį sukurti tam tikrą turinį, tai visgi pateikia tam tikrą užklausą, trumpesnę ir ilgesnę, ir tuomet vis tiek žmogus inicijuoja kūrybos procesą ir norėdami, tarkim, jau tą turinį pateikti visuomenei, žurnalistas taip pat turėtų įvertinti galutinį tarpinį ir galutinį tekstą, produktą, kurį pateikia visuomenė. Bet vis dėlto jūs esate, tarkime, geras pilietis, paklusnus įstatymui ir taisyklėms. Taisyklės rašomos paprastai, kaip jūs žinote, tiems, kurie nenori laikytis jų. Ir tarkime, gerai, jeigu taip viskas vyksta, kaip jūs sakote, bet kai dirbtinis intelektas pradedamas naudoti ne kaip įrankis, bet kaip kūrėjas. Ir tada tokių dalykų, va čia problemos prasideda. Žinoma, kiekviena visuomenė, kiekviena karta turi naujus iššūkius. Ne? Kiekviena karta gyvena
skirtingose socioekonominėse terpėse, turime skirtingas, tarkim, taisyklės, skirtingas priemonės, kurios mums padeda bendrauti, padeda judėti ir būti visuomenės nariais. Tai galbūt šiuo metu mes turime naują įrankį, dirbtinio intelekto priemonės ir aišku, jų panaudojimo aspektus geriausiai galime išmokti bendraudami, dalindamėsi geriausiamis praktikomis. Tai galbūt toks mano būtų atsakymas. Bet vis dėlto, ar žurnalistas ir ar žmogus treniruoja dirbtinį intelektą ir jeigu, tarkime, imtume tą pačią žurnalistikos aplinką. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas mokosi. Mes galime formuoti jį kaip ateities kūrėją. Kitaip tariant, dar primityviau jis pakeist, kiek jis gali pakeisti žurnalistą? Aš tai siūlau iš šitos naujus dirbtinio intelekto įrankius žiūrėti kaip įrankius, kurie galbūt nepakeičia žurnalistą, bet padeda žurnalistui sukurti kokybiškesnį turinį, galbūt įdomesnį turinį, patrauklesnį turinį ir tikrai suteikti daugiau kokybės žurnalistikai. Tai jeigu mes žiūrėsime pro tokią įgalinančią prizmę, aš manau, kad dirbtinio intelekto įrankiai gali tikrai prisidėti prie visuomenės informavimo, teisingo informavimo, kokybiško informavimo. Ir vėlgi, čia yra klausimas apie raštingumą, įrankių atsakingą taikymą. Bet mūsų žiūrovas, jūsų klausydamas, gali sakyti, Paulius siūlo tiesiog truputėlį geresnį Google. Kitaip tariant, kai aš jūsų klausau, aš lyg ir girdžiu apie informacijos surinkimą ir susisteminimą. Tai čia nereikia dirbtinio intelekto, čia tas senasis Google'as, ten Exceliai kokie nors dar kas nors ir padarytų visą tą dalyką. Manau, kad galbūt esate teisus, bet taip pat galbūt galim sakyti, jog apie dirbtinio intelekto įrankius jau reikėtų galvoti kaip apie naujos kartos įrankius, kurie sugeba atlikti daug sudėtingesnės užduotis, ne vien tik pateikti nuorodą į tam tikrą šaltinį. Tai aišku, įvyko jau prieš 3 metus didžiulis proveržis technologijų kontekste ir pagrindinis proveržis jau nebėra tiesiog rodiklė į tam tikrą šaltinį, bet galimybė naudoti turinį, taip vadinamą, net nežinau lietuviškai kaip išversti, multimodal, tai daugiafunkciniam kontekste, tai aš galiu duoti žodinę užklausą ir gauti bet kokio pobūdžio atsakymą. Galiu gauti ne tik tekstą, taip pat galiu pateikdama žodinę užklausą sugeneruoti vaizdą, video ar netgi tam tikrą sintetinį balsą. O kas autorius tada to vaizdo ir video? Priklausomai nuo autorius vėlgi yra sąvoka, kuri turi daug reikšmių. Bet čia turbūt žurnalistikoje tas svarbu? Taip, tai žurnalistikoje svarbus yra, tarkim, socialinė terpė, kas yra autorius, ne? Kaip mes visuomeniai suprantame, kas yra autorystė ir kaip teisininkai supranta, apibrėžia autorystę. Ypač jeigu norime kalbėti apie autorystę kaip vieną iš prielaidų arba sąlygų intelektinio kūrinio apsaugai. Tai vėlgi turime daug autoriaus sąvokų. Taip, bet aš bandau suprasti jūsų tą brėžiamą ribą, kada dirbtinis intelektas yra vis dėlto informacijos rinkėjas, apdorotojas, sistemintojas ir kada prasideda kūryba. Nes ten, kur jisai apdoroja informaciją, žymėjimas nebūtinas. Ten, kur prasideda kūryba, matyti jau. Galbūt pereikim prie to klausimo, kuris galbūt ir privertė mus šiandieną susitikti. Tai vėlgi nuo kito mėnesio, nuo rugpjūčio turėsime naujas taisyklės, kurios jau įsigalioja ir reikalaus žurnalistams, kad būtų nurodytis, kuomet turinys yra modifikuotas. Tai pradėkime nuo paprastesnės taisyklės. Taisyklė apie teksto žymėjimą, kuris galbūt yra iš dalies modifikuotas, galbūt patobulintas dirbtinio intelekto įrankiais. Tai naujose ES gairėse dabar yra padaryta speciali išlyga teksto žurnalistiniams kūriniams,
Ir tais atvejais, kuomet žurnalistas pirmiausia peržiūri publikuojamo straipsnio tekstą ir antra, prisiima atsakomybę už to teksto autorystę. Tokiais atvejais žymėjimas nėra būtinas. Ne? Tai tokiu atveju tekstas gali būti iš dalies patobulintas, modifikuotas dirbtinio intelekto įrankių pagalba, bet jeigu žurnalistas pirmiausia peržiūri galutinį tekstą ir prisiima atsakomybę galbūt asmeniškai, o galbūt ir institucija, organizacija publikuojantį tą tekstą, tuomet žymėjimas nėra privalomas. Tokiu būdu įstatymų leidėjas bando sukurti lanksčią erdvę ir visgi atsakymas į jūsų klausimą, kasgi galutinis yra autorius ir kas prisima atsakomybę. Jeigu žmogus peržiūri prisima atsakomybę, tuomet įstatymų leidėjas sako, kad tuomet autorius atsako už turinio tikrumą. Tai ir anksčiau buvo ta pati taisyklė. Gali būti, tarkim, žurnalisto asistentė ar asistentas, kurie padėjo paruošti tą juodraštį. Jūs labai tiksliai pasakėte. Tai ten buvo žmogus, čia dirbtinis intelektas. Taip, mes dabar esame naujoje eroje, gali būti asistentas ar asistentė, kurie padeda paruošti juodraštį. Šiuo atveju asistentas galbūt jau yra šiek tiek skaitmenizuotas. Svarbiausia, kad pirmiausia žurnalistas prisimtų atsakomybę ir peržiūrėtų galutinį variantą. Bet tai būtent čia ir norėjau sustoti, bet jūs pats jau kaip ir atsakėte klausimą. Jūs pasakėt, kad žurnalistas peržiūri, bet tekstas gali būti arba juodraštis, senoviškai tariant, gali būti paruoštas dirbtinio intelekto. Taip. Ir tai yra nauja tikrovė, nauja realybė. Ir vėlgi aš tai siūlau žiūrėti kaip įrankį ir priemonę pagerinti žurnalistikos kokybę. Tai svarbiausia, kad žmogus peržiūrėtų ir pasakytų, kad iš tikrųjų šie teiginiai yra teisingi, atitinka tikrovę. Peržiūrėdamas aš taip pat tikriausiai prisiimu atsakomybę už nuorodas. Jeigu yra, tarkim, citata arba nuoroda į kitą šaltinį, aš turėčiau prisimti atsakomybę ir patikrinti tos, tarkim, šaltinių tikrumą, šaltinių tikslumą. Bet, Pauliau, ar čia neslypi tam tikras pavojus? Tarkime, labai mato žurnalistas, kad labai neblogas tekstas ir jisai tingi. Tarkime, tikrinti, jisai pasitikė. Jis taip iš pirmo žvilgsnio nemato jokių prieštaravimų, pasitikė tekstu, prisiima atsakomybę. Tekstas vis tiek lieka dirbtinio intelekto. Tai pirmiausiai, ar čia nėra kažkokios galimos manipuliavimo galimybės, nes kas moko dirbtinį intelektą galbūt gali turėti omeny, kad tam tikrus algoritmus kurti. Ir kita vertus, sakysim, gal ar nesąžiningam, ar apsileidusiam, ar nepakankamų išsilavinimo žurnalistui. Tai būtų toks palengvinimas, kad jisai kurį laiką žengtų prisimdamas atsakomybę, o kai kliūtų, sakytų, atsiprašau, aš ten porą trejetą metų, grybą pjoviau. Tai leisti jūsų tokį provokacinį klausimą atsakyti dviem pavyzdžiais ir galbūt dviem praktiniais pasiūlymais. Tai pirmas pasiūlymas yra susijęs su žmogišku aspektu. Žmonės visą laiką buvo šiek tiek tingus galbūt, ir prieš dirbtinio intelekto įrankių atsiradimą. Tai mes visi esam. Dėl to ir randasi mašinos įvairios. Taip. Bet kuriuo atveju, norėdami užtikrinti žurnalisto atsakomybę, žurnalistas vėlgi turi prisimti profesinę atsakomybę už turinį. Tai mes kaip visuomenė mes galime ir iš tiesų reikalaujame žurnalistų pateikti kokybišką turinį. Ir vėlgi dirbtinio intelekto įrankių panaudojimas reiškia, kad mes reikalavome ne tik atsakyti iš turinį, bet taip pat norime užtikrinti ir siekti, kad žurnalistai naudodami naujus įrankius arba kitus asistentus vis tiek turėtų įgyti pakankamai įgūdžių, tobulėti, siektis tobulėti ir suprasti, gerai, tai šitas naujas įrankis, kaip jis modifikuoja mano juodraštį. Tai va, žmogiškas faktorius, skaitmeninių įrankių naudojimo įgūdžiai, kuriuos mes taip pat turėtume kaip visuomenė skatinti ir taip pat
tie įgūdžiai turėtų būti jau įgyjami nuo pirmųjų dienų, nuo mokyklos suolo. Antrą aspektą norėčiau paminėti, sakydamas į jūsų provokaciją. Tai vėlgi, turinio žymėjimas nėra tik tais žurnalisto atsakomybė. Naujos taisyklės, kurios atsiranda Europos Sąjungoje ir taip pat kitose valstybėse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, jos taip pat reikalauja, jog dirbtinio intelekto įrankių kūrėjai, OpenAI, Anthropic, garso dirbtinio intelekto įmonių kūrėjai, jie taip pat jau turi integruoti skaitmeninės priemonės, kurios taip pat žymi turinį. Tai aš pavyzdį pateiksiu jums apie tekstą. Jeigu yra teksto dalis, kurioje jau yra daugiau negu 150 ar 200 žodžių, dirbtinio intelekto įrankių kūrėjams taip pat nustatyta pareiga įdiegti nematomas žymes, kurios taip pat jau keliautų kartu su tekstu ir būtų atskiriamos skaitmeniniams įrankiams. Tai yra tam papildoma skaidrumo priemonė, leidžianti nustatyti turinio autentiškumą, kilmę. Kitaip tariant, vagystės atvejus. Nebūtinai vagystės, bet mes kalbame apie turinio kilmės nustatymą ir taip pat turinio autentiškumo nustatymą, jeigu turinys modifikuojamas. Ir dabar galbūt būtų visai nebloga vieta pakalbėti apie audiovizualinį turinį. Pakalbėkime. Tai vat, kalbant apie audiovizualinį turinį, mes jau naudojame daugiau įrankių ir kūrimo procesas yra šiek tiek ilgesnis. Dabar yra įvairių organizacijų, konsorciumų, kuriuose technologijų kūrėjai ir turinio kūrėjai bendradarbiauja, siekdami sukurti naujas turinio žymėjimo priemonės, būdus, kurie leistų atskirti turinio, nustatyti turinio kilmę ir autentiškumą. Tai paminėsiu keletą pavyzdžių, bet paprasčiausias pavyzdys yra kamera. Pirmasis įrankis, kuris pagauna vaizdą ir garsą, įrašo vaizdą ir garsą. Ir turime keletą įmonių. Viena iš jų yra Samsung, kuri buvo pirmoji įmonė pasaulyje integravusi jau tą turinio kilmės nustatymo autentifikavimo algoritmą. Tai kiekvienas žmogus, kuris turi Samsung tam tikrą telefoną, įrašydamas vaizdą ar padarydamas nuotrauką, taip pat jau tame sukurtame turinyje jau yra įdiegti metaduomenys, kurie nustato, jog kūrinys buvo sukurtas su tuo įrankiu, su tuo telefonu, tam tikrą dieną, tam tikroje vietoje, su tam tikrų įrankių. Kalbant apie profesionalius įrankius, Sony dabar jau yra pažengusi žymiai į priekį ir jie jau taip pat turi naujas kameras, kuriuose taip pat yra įdiegiami ten tie metaduomenys į turinį, to turinio įrašymo metu. Sekantis etapai, kurie vyksta, prie kurių dirba daugiau negu 6-7 tūkstančiai įmonių, keliauja per visą etapą nuo to įrašo įrašymo, kartu su įrašu keliauja metaduomenys į kitą platformą, kurioje turinio kūrėjai gali modifikuoti, jau suklijuoti skirtingas, tarkim, nuotraukas ir video įrašus. Pirmiausia, svarbu, kad tie metaduomenys ir ta žymuo keliautų su failu, su dokumentu, kad jis išliktų redagavimo procese. Ir trečias žingsnis yra, aišku, informacijos pateikimas visuomeniai. Tai vėlgi, ta informacija, kuri jau pateikama visuomeniai, irgi turi turėti metaduomenys ir taip pat galbūt, jeigu būtina, ir etiketės, kurios būtų rodomos auditorijai apie tam tikro turinio kilmę ir autentiškumą. Bet, Pauliau, ar čia nėra didysis brolis jūs stebi? Vėlgi, tai, ką jūs sakot, lyg ir logiška ir teisinga,
Bet, žinot, ir ginklas, ar gynėjo rankose, ar agresoriaus rankose. Tai didysis brolis stebi, šitas argumentas yra galbūt svarbesnis, kai mes kalbame apie asmens privatumo apsaugą. Taip. Bet kai mes kalbame apie visuomenės informavimą, teisingų ir tikrų faktų pateikimą visuomeniai, mes jau kalbame apie didesnį gėrį, kuomet turime užtikrinti ne tik informacijos tikrumą ir autentiškumą, bet taip pat ir pasitikėjimą informacijos šaltiniu. Tai šiuo atveju, manau, kad didysis brolis stebi, čia nėra tinkama vieta. Mes kalbame apie didesnio gėrio vertybę, tai yra visuomenės teisingą informavimą ir demokratinių procesų išsaugojimą. Rinkimų procesai yra vienas pavyzdys, vaikų apsauga, užtikrinant, kad tam tikras dirbtinio intelekto turinys, avatarai būtų ar nebūtų prieinami vaikams. Tai vėlgi čia yra jau demokratinės vertybės, kuriuose mes turime surasti pusiausvyrą. Pauliau, jūs užsiminėte apie Jungtinės Amerikos valstijas, mes dabar kalbamės apie ES dirbtinio intelekto aktą, tačiau gal galite palyginti situaciją Europoje ir tenai už Atlanto? Taip, tai aišku, visas dirbtinio intelekto technologijų inovacijos pirmiausia mus pasiekia iš Silicio slėnio. Taip, Europa yra reikšmingas regionas dėl to, jog Europos įstatymų leidėjas nori ir siekia įtvirtinti naujas taisyklės, kurios taip pat būtų taikomos ir dirbtinio intelekto įrankius kuriančiams bendrovėms. Bet taip pat, kalbant apie žurnalistiką ir turinio tikrumą ir autentiškumą, noriu pažymėti, jog daugiau negu 30 Amerikos valstijų federaliniam lygmenyje yra priėmusios įstatymus, kaip turinys taip pat turi būti žymimas ir žymimas. Tai jos čia pastaraisiais metais staigiai labai priiminėjo. Porą metų mūsų aplinkė. Norėčiau pasakyti, jog gal ne tiek, kad aplinkai, bet jog procesai vyksta abiejose kontinentuose ir Amerikoje ir Europoje galbūt bendras susirūpinimas yra tas pats. Bendras vardiklis gali būti identifikuotas, siekiama užtikrinti, kad informacija būtų teisinga, informacija pateikiama per visuomenės informavimo priemonės būtų tiksli ir neklaidintų auditorijos žiūrovų. Ir Amerikai galbūt tikslas buvo šiek tiek siauresnis ir konkrečiau identifikuotas. Įstatymų leidėjai, priimdami tos reikalavimus žymėti turinį, siekia apsaugoti rinkimus. Tai visi nori užtikrinti, kad tas svarbiausias demokratinis pilietiškumo išraiškos momentas būtų apsaugotas. Europoje galbūt rinkimai yra vienas iš taip pat labai aiškiai identifikuotų tikslų, bet Europa taip pat tikriausiai galbūt nori ir šiaip būti to atsakingo dirbtinio intelekto pritaikymo slėnio. Bet jūs minėjote rinkimus ir esate minėjęs ir vaikų teisės. Taip, tai tikriausiai visiems yra žinomas, koks ypatingas yra Amerikos politinis kontekstas. Yra dvi pagrindinės partijos ir dažnai tos partijos turi irgi prieštaringas ir galbūt šiek tiek skirtingas vizijas ir vertybės, bet taip pat siekiant priimti įstatymų iniciatyvų kūrėjai bando surasti patį svarbiausią vertybinį principą, dėl kurio visi įstatymų leidėjai pritartų, arba parlamentą, arba nacionalinių tautų valstijų parlamentų atstovai visi sutarė, dėl ko neprieštarauja. Tai vaikų apsauga yra vienas principas, dėl kurio niekas nesiginčia, ir galbūt rinkimų apsauga yra antras. Tai čia Amerikoje Europa, kaip suprantu, tada eina tokiu platesniu keliu kompleksiškai, tokį tą dirbtinio intelekto aktą. Galim sakyti, jog Europa yra šiek tiek kitoks reguliavimo kontekstas, politinė situacija yra šiek tiek kitokia, bet manau, kad bet kuriuo atveju vertybės tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Europoje yra tos pačios ir priemonės, kaip mes tu siekiame vertybių įgyvendinimo, yra šiek tiek skirtingos. Tai Europoje mes turime didesnį spaudimą arba galbūt didesnį iniciatyvą ateinančią iš įstatymų leidėjo, bet Jungtinėse Amerikos valstijose
taip pat galime pamatyti, kaip minėjau, tikrai labai didžiulį susidomėjimą ir siekiai suvienyti technologijų bendrovės, kad jos sukurtų tą bendrą vardiklį iš apačios, ar ne, bottom up, kad būtų turinio kilmės ir autentiškumo įrankiai, nes technologiniai įrankiai, kad jie būtų įdiegti jau pačiuose įrankiuose. Ne? Tai vėlgi jėga ateina iš apačios, iš tos industrijos, iš pramonės. Ne? Dauguma technologijų bendrovių ir yra Amerikoje. Taip. Europoje kiek? Viena tik tai? Viena ar kita, bet taip pat tas konsorciumas, kuris susijęs su turinio žymėjimu, jis vienyje daugiau negu 60 000 bendrovių tiek Europoje, tiek Jungtinėse valstijose ir kitose kontinentuose, kurie visi siekia to paties tikslo, kad turinio žymėjimo meta sistema būtų atvira, reiškia, kad visi suprastų, kaip jinai veikia ir kad ta sistema būtų interoperatyvi, kad tie skaitmeniniai žymenys, kurie keliauja su turiniu nuo sukūrimo momento, kad jie keliautų per platformas, kad, tarkim, per platformas, reiškia, skirtingi dirbtinio intelekto pagalba veikiantys įrankiai kaip Adobe, Photoshop, kad iš Sony kameros arba Sony kamera šitas įrašas galėtų būti modifikuojamas Photoshop'e ir skirtingose platformose ir kad ten tie skaitmeniniai metaduomenys, kad jie išliktų ir kad jie tobulėtų kiekvienu turinio modifikavimo aspektu, kiekviename žingsnyje. Pauliau, dabar vėlgi iš eilinio Lietuvos žurnalisto pozicijų. Tai, ką jūs kalbate, iš pirmo žvilgsnio atrodo gana sudėtinga, nežinia, ar ta sistema jau, kuri dabar kuriama, kiek jinai žalia ir kiek jinai perprantama gana lengvai, bet vienas kitas žurnalistas gali ir išsigąsti to rugpjūčio 2 dienos ir galvoti, ar aš perprasiu. Kaip turėtų ruoštis visuomenė ir ypatingai žurnalistai tam žymėjimui, apie kažkokį švietimą naudotojų. Taip, tai aš siūlyčiau per daug neišsigąsti, iš tikrųjų nėra čia ko išsigąsti. Paprasčiausias siekis įstatymų leidėjų yra užtikrinti, kad šiek tiek modifikuotas turinys turėtų būti jau žurnalisto, kūrėjo lygmenyje pripažintas, kad mes tą kūrinį šiek tiek galbūt arba generavome, arba modifikavome su įrankiais. Kaip minėjau, teksto atveju, jeigu žurnalistas perskaito visą tekstą ir prisima atsakomybę, žurnalistas arba žiniasklaidos informavimo priemonė, tuomet žymėti galbūt ir nereikia, bet jeigu kalbame apie audiovizualinį turinį, tuomet šiuo atveju, jeigu turinys yra iš dalies modifikuotas, tai yra dvi etiketės, kurias įstatymų leidėjas reikalauja pridėti. Viena etiketė būtų šita nuotrauka arba video buvo patobulinta, modifikuota su dirbtinio intelekto įrankiais, o kita etiketė būtų dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys. Tai čia labai paprasta taisyklė iš tikrųjų, nėra jos ko ir baimintis. Taisyklė paprasta, tik tai dabar jau toks praktinis klausimas, kur Lietuvos žurnalistas galės tą taisyklių sąvadą rasti. Tai taisyklių sąvadą rasti galima internete, įvedus tiesiog nuorodą arba raktažodį dirbtinio intelekto aktas 50 straipsnį yra svarbiausia taisyklė. 50 straipsnių 4 dalyje parašyta, jog turi būti žymimas modifikuotas turinys. Ne? O jau tas įgyvendinimo aspektas irgi jisai vystosi, jisai labai sparčiai vystosi, ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Tiesiog galima žiūrėti, kaip kitos priemonės, žiniasklaidos priemonės turinį žymi ir kartu tiesiog bendradarbiauti. Tai čia galbūt daugiau jau yra toksai institucinis tarp organizacijų atsirandantis bendradarbiavimo lygmuo, bet iš tikrųjų nėra ko išsigąsti, tiesiog reikia suprasti, jog dirbtinio intelekto įrankiai yra įrankiai,
mūsų tikslas, kaip žiniasklaidos darbuotojų tikslas, užtikrinti, kad informacija yra teisinga, kad informacija yra patikima. Ir jeigu mes naudojame įrankius, tuomet turime, bet kuriuo atveju, turime prisimti atsakomybę apie informacijos kilmę ir tikrumą, tikslumą. O jeigu yra audiovizualinis turinys, tai mes turime padėti žiūrovams, visuomeniai suprasti, kuri dalis, kuri dalelė yra dirbtinio intelekto pagalba modifikuota arba sukurta. Tai taisyklės, manau, kad yra gana paprastos ir reikia tiesiog stebėti, kaip kitos žiniasklaidos priemonės naudoja tiesiog kartu judėti priekį. O jums yra tekę, jau čia pabaigai paskutinis klausimas, konsultuoti žurnalistus ir ar galvojat, kad jiems būtų reikalingi kokie nors nedideli tokie trumpalaikiai ar kursai, ar konsultacijos, ar apmokymai? Tai man atrodo, kad ne tik žurnalistams, visai visuomenė yra būtina skaitmeninio raštingumo kursas. Bet mes jį geriausiai galime patys savo pritaikyti, tiesiog bandydami, taikydami skaitmeninės priemonės, dirbtinio intelekto įrankius savo kasdienėje veikloje, žiūrėti, kur tai įrankiai mums gali padėti. Ir aš tikrai raginu visus neišsigąsti reguliavimo. Reguliavimas yra pakankamai paprastas, kaip jau aptarėme daug kartų, bet tiesiog svarbiausia yra, jog mes suprastume, kad dirbtinis intelektas, nors ir jisai gali būti rizika ir galbūt iššūkis, galbūt netgi ir blogas šaltinis, bet mes taip pat turime galvoti, kaip tas priemonės gali mums spręsti didesnį problemą, ar ne, sukurti geresnį kūrinį ir patobulinti mūsų, tarkim, mąstymą, supratimą ir taip pat galbūt iš tikrųjų žurnalistų kontekste dirbtinio intelekto įrankiai jau padeda man būti tokiam pačiam kietam žurnalistui, kaip ir pačiose didžiausiose informavimo priemonėse dirbančiams žurnalistams. Tai reikia tiesiog nebijoti, bandyti eksperimentuoti ir jeigu jau naudojame dirbtinį intelektą, tarkim, įrankį sukurti audiovizualinį kūrinį, tai jį reikia pažymėti. Kągi, ačiū Pauliau, įkvėpėte tvirtybės ir optimizmo ir tikrai nėra ko bijoti tada tų sunkumų. Tai už pamoką dėkoju, linkiu sėkmės ir iki pasimatymo, o jums, malonus žiūrovai, priminsiu, kad mes kalbėjomės su intelektinės nuosavybės teisės ekspertu, dirbančiu Vinted ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoju Paulium Jurčiu. Laidos vedėjas Audrys Antanaitis, o laidą remia Lietuvos kultūros taryba. Likite sveiki.